Lapkričio 15. Kas sakosi pasiliekąs jame, tas privalo ir pats taip elgtis, kaip Anas elgėsi. 1 Jono laiškas 2 skyrius 6 eilutė. Krikščionis turi elgtis taip, kaip elgėsi jo viešpats įvairiuose atsitikimuose, ir kaip reagavo į tai, kas gera, ir kaip vengė viso, kas susiję su blogiu. Krikščionis turi kuo tiksliau sekti Jėzaus pėdomis. Tai nereiškia, kad jis turi arba gali savo netobulų kūnų pasiekti tobulumą, kokį turėjo jo viešpats, kuris net ir kūniškai buvo tobulas. Šio teksto mintis yra ta, kad turime taip elgtis, kaip ir jis, tokiu pačiu būdu, tą pačią kryptimį, į tą patį tikslą ir pavyzdį, kurį jis pripažino ir nurodė. Gyventi Kristuje reiškia ne tik pasišventimą ir prisipildymą jo dvasios, bet ir stovėjimą pasišventime, mirimą savo ir pasauliui, o atgyjimą Dievui. Jėzus išpildė savo pasišventimo įžadus, tapo mirusiu savo ir pasauliui, o gyvu Dievui. Todėl jis studijavo žodį, budėjo ir meldėsi pagal šį žodį, skelbė ir praktikavo žodį, o taip pat kentėjo su visu pamaldumu už ištikimybę šiam žodžiui. Kiekvienas, kuris gyvena Kristuje, turėtų taip ir elgtis. Be abejo, dvasioje tai galės atlikti tobulai, tačiau kūne tik tiek, kiek leidžia jam puolė žemiškas indas. Iš tiesų, kokią didelę palaimą duoda elgesys panašus į Kristaus elgesį. Kas taip gyvena, tas turi viską. Klausimai: ar šią savaitę sekiau Jėzų? Kokiose aplinkybėse kas man padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Kas sakosi pasiliekąs jame, tas privalo ir pats taip elgtis, kaip Anas elgėsi. 1 Jono laiškas 2 skyrius 6 eilutė.